Sveiki SF akademijos moksleiviai. Šiandien mes susitinkam trečiojoje paskaitoje. Na ir tai yra jau paskutinė paskaita šiais metais. Prieš keletą mėnesių pirmosios paskaitos metu aš sakiau jums, kad šio projekto tikslas yra ne tik smagiai praleisti laiką ir išrinkti pačią geriausią, pačią aktyviausią mokyklą ir jai padovanoti šventę. Pagrindinis šito projekto tikslas buvo, yra ir bus paskatinti jūs kuo dažniau užduoti savo klausimą, o kogi aš norėčiau būti baigęs mokyklą. Kokia profesija man labiausiai tiktų atsižvelgiant į mano asmeninės charakterio savybės, į mano gebėjimus, į mano pomėgius tam tikrus ir pristatyti profesijas, atrasti tas profesijas, kurios yra pačios netikėčiausios, kurios nėra populiarios, kurios nepateks į jūsų mintis tuomet, kada galvosite apie ateities pasirinkimus. Ir mums svarbu buvo sulaužyti visuomenėje gajus stereotipus susijusius su šiomis profesijomis. Manau, kad šiandien mes jau esam pusiaukelėje, o ateinančiais metais mes pažinsime su dar daugiau įdomių profesijų ir jų atstovų. O dabar, ilgai nelaukiant, ta dalis, kurios jūs visi taip laukėt, tai yra mūsų rezultato apibendrinimas. Taigi šiandieną norėčiau paskelbti antrosios užduoties nugalėtoją. Tai yra Plungės rajono Platelių gimnazija. O trečiosios užduoties laimėtojus ir tą mokyklą, kuri laimėjo renginį savo visai bendruomeniai mokyklos, dabar pamatysite ekrane. Sveikiname nugalėtojus, o tie, kurie nepatekote tarp laimingųjų, nenusiminkite, kadangi kitą semestrą ir jūs turėsite galimybę laimėti renginį savo mokyklai. O dabar kviečiu jūs stebėti trečią paskaitą, o mes susitiksim kitais metais. Labadiena, aš esu Vaidotas Levickis, esu Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas. Šalia kitų mano pareigų yra ir jaunimo verslumo skatinimo asociacijos direktorius. Ir šiandien pabandysim papasakoti jums iš tikrųjų, koks yra darbdavių požiūris į naujus darbuotojus, ko darbdaviai tikisi iš jaunų žmonių ateinančių į darbo rinką ir apie tai iš tikrųjų, kaip tam jaunam žmogui susiorientuoti, o kokią specialybę pasirinkti ir kokiu keliu eiti. Tai pradžiai gal norėčiau šiek tiek papasakoti apie Lietuvos situaciją. Tai jeigu jūs pasižiūrėsit spalio mėnesį šių metų duomenis, tai mes turim 7,7 tūkstančio bedarbių ir maždaug 4 kartus tiek laisvų darbo vietų. Išvada yra labai paprasta. Norinčiam dirbti žmogui galimybės yra susirasti darbo vietą be jokių problemų. Tada kyla klausimas visgi, kaip taip yra, kad žmonės nedirba, tačiau yra laisvų darbo vietų. Tai čia mes matom, kad yra nesutapimas tarp tų žmonių norų, išsilavinimo, gebėjimų ir to, ko reikia darbdaviui. Tai jeigu pasižiūrėsim vėlgi darbo biržos duomenis, pamatysim, kad kokių specialybių reikia. Tai daugiausiai darbo biržose darbdaviai ieško, žinoma, žemesnės kvalifikacijos specialistų. Tai dominuoja iš tikrųjų aptarnavimo sektorius, tai yra pardavėjai, marketingo specialistai įvairūs, yra, reiškia, sunkvežimių vairuotojai, turime nemažą poreikį maisto paslaugų sektoriui, tai yra virėjų, virtuvės pagalbininkų ir panašiai. Ir jau matome gana naują specialybę darbo biržoje, tai yra kurioje ieško iš tikrųjų specialistų, tai yra mokytojai. Ir šitas mokytojų trūkumas, jisai pastebimas ne tik Lietuvoje, mes pastebime jį ir kitose pasaulio šalyse. Ir netgi Amerikoje yra vėlgi mokytojai įvardinami kaip viena iš tų perspektyvių profesijų, kadangi technologinė kaita yra labai didelė, kaip mes matom, prisitaikyti prie naujo tempo tiek darbo, sakykime, specifikoje įmonės, tiek sakykime, ir viešo sektoriaus. Mes matom, kad poreikis mokytis yra labai didelis, o reiškia žmonių, kurie gali mokyti, yra pakankamai nedaug ir dar daugiau mes labai turbūt nemažai žalos esame padarę Lietuvoje
pasakydami, kad mokytojas tai yra ta profesija, kuri nedaug uždirba. Ir iš tikrųjų tada mes atbaidom tos jaunus žmonės nuo šitos profesijos pasirinkimo, tuo pačiu savo iš tikrųjų sukeldami labai daug neigiamų pasiekmių ateityje, nes neturint kompetitingų, kvalifikuotų mokytojų, tikėtis, kad mes turėsim kartą gerai išmokytų ir paruoštų specialistų, būtų naivu. Tai gal tiek apie Lietuvą, tačiau jeigu mes pasižiūrėsim vėlgi mano minėtas Jungtinės Amerikos valstijas ir pasižiūrėsim tų, sakykime, specialybių, kokios jos yra, koks yra didžiausias poreikis ir kokia yra prognozė, pavyzdžiui, iki 2020 metų, tai iš top 10 specialybių galima drąsiai būtų jas padalinti per pusę. Tai 5 iš jų susijusios su medicina ir 5 iš jų susijusios su informaciniam technologijom. Tai akivaizdu, kad prie esančio tempo technologijų vystymosi, vėlgi apie tą tempą gal norėčiau šiek tiek atskirai papasakoti, tai yra, supraskim, kad iki šiol ekonomika daugiau mažiau vystėsi linijiniu būdu, tai yra verslai vystėsi linijiniu būdu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek, kiek tu turi resursų, tiek realiai tu gali proporcingai sukurti vertės. Tačiau mes turim dabar visiškai kitą situaciją, atsiranda tos vadinamos eksponentinės organizacijos, eksponentinės įmonės, kai vertė yra sukuriama žaibiškai. Ir mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokias įmonės kaip Facebookas ar ne, Google, kurias mes gerai žinom, tas būtent su informaciniam technologijom susijusios. Yra dar krūva kitų, kurios susijusios su navigacija, bet vienaip ar kitaip tai vis tiek dažniausiai yra susijusios su informaciniam technologijom. Tai pasižiūrėtumėm, kad jų augimo tempai yra eksponentiški. Tai reiškia, kad nebėra to sąryšio su to, kiek, reiškia, aš turiu resursų ir kokią vertę įgyja. Tai jeigu jūs įsivaizduokit, kad, kaip ir šiandien Markas Zuckerbergas pasakė, kad 99% Facebooko akcijų paaukos labdarai, kas jau dabar yra 45 milijardai. Tai įmonė, kuri veikia vos kelis metus, realiai. Ir kiek iš tikrųjų tom tradiciniam kompanijom reikėjo, kad pasiekti tokius rodiklius, tai laiko, tai žinoma, kad yra labai sunkiai palyginama. Tai štai tas tempas, tas plėtros, sakykime, technologinių ar mūsų galų gale įpročių, tas pats Facebookas, kaip jis užkariavo visuomenę, ar ne, ir dabar dauguma žmonių nelabai įsivaizduoja, kaip reikėtų kitaip bendrauti, jeigu ne Facebook'e, ar ne. Lygiai taip pat paimkim kokį Google kaip paieškos sistemą, Google kaip, reiškia, elektroninio pašto sistemą ar kalendorių ir panašiai, tai labai formuoja mūsų kaip vartotojų įpročius ir iš tikrųjų tas poreikis prie šitų iššūkių prisiderinti, jisai lemia labai didelę kaitą. Ir tai mes turim suvokti, kad bet kokia specialybė, kuri yra dabar, jinai gali modifikuotis per kelis metus taip stipriai, kad iš tikrųjų nebebus įmanoma nesimokant toliau, netobulinant savęs, toj specialybėje dirbti. Vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, yra ta pati geografija, sakykime, ir jeigu mes iki šiol įsivaizdavom, kad geografija yra labai toksai, mokslas apie, reiškia, upes, reiškia, žemės pusrutulius ir taip toliau, tai dabar mes matom, kad geografijoje turbūt bent 30% sudaro būtent IT technologijos. Tai yra navigacinės sistemos, tai yra palydovinės sistemos, tai yra visi GPS ir kitos sistemos. Ir įgūdžių jau tam geografui IT reikia žymiai daugiau negu kad tų bazinių geografijos žinių. Tai kai kurie amerikiečių prognozuotojai darbo jėgos netgi sako taip, kad realiai ateityje bus viena profesija – programuotojas. Tik tai jūs turėsit pasirinkimą, į kurią pusę programuosit. Į geografijos pusę ar reiškia, inžinerinę pusę. Tačiau bet kuriuo atveju tas buvimas, gebėjimas naudotis IT technologijom bus tiesiog būtinas. Kitas mano dalykas minėtas iš tikrųjų yra medicina. Tai čia mes irgi turim labai aiškiai suvokti, kad visuomenė sensta. Ypač mes tai jaučiam Lietuvoje, kadangi mūsų duomenys yra vieni prasčiausių, demografiniai duomenys vieni prasčiausių Europoje ir pasaulyje iš tikrųjų. Mes esam gana sparčiai senėjanti tauta. Ir akivaizdu kitas dalykas, kad žmonės dirbs ilgiau dėl medicininių dalykų, dėl galų gale dėl pensijų sistemų
negebėjimo jų išlaikyti, tai dar laikas, kiek žmogus dirbs, tas darbingas amžius, jisai ilgės. Ir iš čia mes, aišku, turim visą eilę dalykų išplaukiančių. Tai vienas dalykų yra, kad žinoma, žmonėms reikės stipresnės medicininės priežiūros, kadangi jie gyvens ilgiau, jie dirbs ilgiau. Vadinasi, norint išlaikyti juos darbingus ir veiklius, reikės daugiau medicininių paslaugų specialistų. Ir tie patys amerikiečiai jie labai aiškiai akcentuoja, kad jau šiai dienai yra pats vienas didžiausių trūkumų yra iš tikrųjų slaugos personalo, tai yra tų žmonių, kurie gali būti su ligoniais, gali juos aptarnauti ir panašiai. Ir kad ateityje šitas skaičius tik didės, poreikis tai yra didės. Tai mes galime įsivaizduoti, kad Lietuvoje tai tikrai galios, tikrai tų specialistų reikės. Klausimas yra, kurį kiekvienas turėtumėt savo užduoti iš tikrųjų, tai yra, ar aš galiu tokios specialybės imtis ir jeigu ne, kokios yra alternatyvos. Bendrai norėčiau pasakyti, kad praktika mano ir vėlgi ir kitų, sakykime, specialistų rodo, kad daugiausiai žmogus gali pasiekti ten, kur jam patinka. Tai bet kuriuo atveju, nepaisant to, ką aš pasakiau, kad tų specialybių pasirinkimas gana siauras, iš tikrųjų reikėtų pradėti nuo to, kad išsirinkti visgi, kas yra tinkamiausia man. Ir kaip tą padaryti. Tai apie savęs įvertinimą jūs jau išklausėt praėjusiose paskaitose. Čia taip pat nemažiau svarbu yra sugebėti įvertinti ir tą profesiją, kurią jūs planuojate rinktis. Tai vienas dalykas yra iš tikrųjų, kad žinoti apie tą profesiją, tai yra suvokti, kokios yra karjeros galimybės toje profesijoje, koks yra darbo užmokestis, bet svarbiausia yra, kokių savybių reikia, kad šitoj profesijoje būti sėkmingu. Tai turbūt viena iš didžiausių klaidų, kurias daro jauni žmonės, tai yra, jie pasirenka profesiją ne patys. Tada jeigu užtenka valios, jie iš tikrųjų toj profesijoje įgyja išsilavinimą. Ir aš tikrai turiu pavyzdžių, kai ateina jaunas teisininkas darbintis ir matai, kad jisai savo profesijos visiškai nemėgsta, jis iš tikrųjų pabaigė šitos mokslus, nes buvo valingas žmogus, stengiasi nemesti, gal dėl tėvų, gal dėl aplinkos, gal dėl savęs. Tačiau tai nėra jo svajonių darbas ir akivaizdu, kad jisai šitame darbe dirbdamas jį bus nelaimingas. Tai geras darbdavys tą pastebi iš karto ir todėl jūs realiai galite prarasti 4 savo gyvenimo metus tuščiai, nes jūsų po to į darbą priimti niekas nenorės. Tai geriau yra rinktis tai, ką jūs iš tikrųjų mylite, ką jūs norite daryti ir tada pamatysit, kad visi kiti dalykai yra žymiai paprastesni. Tai reiškia, jeigu jūs dirbat, pasirenkat specialybę, kurią mėgstat ir po to dirbsit darbą, kurį mėgstat, tai visi kiti dalykai gali ateiti šalia to netikėtai, tiesiog per jūsų efektyvų darbą ir efektyvę veiklą. Kitas dalykas yra iš tikrųjų, ko mes dažnai neturim, tai yra objektyvaus įvertinimo darbo užmokesčio. Tai yra, kiek viena ar kita specialybė iš tikrųjų mums leis ilgalaikiai perspektyvoje, kažkokia karjeros prasme uždirbti. Tai mano visada klausimas yra toksai, ar žinote, kiek Lietuvoje uždirba suvirintojas? Ir ar žinote, kiek Lietuvoje vidutiniškai uždirba teisininkas? Tai štai suvirintojas Lietuvoje vidutiniškai uždirba 2000 eurų maždaug į rankas per mėnesį. Teisininkas uždirba vidutiniškai 800 eurų per mėnesį. Čia įvertiname mes tuos labai gerus teisininkus, kurių yra didžiuliai honorarai. Tai šitos dalykus palyginti ir kodėl aš tą sakau? Labai dažnai jauni žmonės, ir tą rodo ir mūsų tyrimas, mūsų partnerių tyrimas, kuris parodė, kad 70% jaunų žmonių specialybę renkasi ne patys, renkasi dėl to, ką pasiūlė tėvai arba ką pasiūlė draugai, ar galų galia šiaip dėl kompanijos kažkur nuėjo nelabai žinodami. Tai rezultatas yra iš tikrųjų liūdnas, nes pasirenkamas tos specialybės, kurios darbo rinkoje nepaklausios vienas dalykas, kitas dalykas tos, kuriuose tas darbo užmokestis nėra kažkoks stebuklingas. Ir tuo tarpu tos specialybės, ir labai dažnai tai yra būtent profesinių mokyklų dėstomos specialybės, kurios iš tikrųjų gali duoti labai nemažas pajamas, jos yra nesirenkamos. Tai mano minėti suvirintojai yra tik tai viena dalis. Statybininkai ir panašiai tie sektoriai, kurie sakykime, reikia tikrai kvalifikuotos darbo jėgos ir kurie yra besiplečiantis mūsų ekonomikoje. Tai ten darbų užmokesčiai yra didžiuliai, bet žmonės
dažnai nesirenka ir viena iš priežasčių to nepasirinkimo yra būtent tai, kad aplinkinių spaudimas, kad štai profesinė mokykla yra kažkaip žemiau negu kad tas aukštasis mokslas ir būtinai, mirtinai man reikia to aukštosios mokslo diplomo, o po to jau kaip Dievas duos. Tai iš tikrųjų norėčiau siūlyti jums nedaryti šitos klaidos ir gerai įvertinti savo galimybės profesiniam mokymą, nes profesinis mokymas iš tikrųjų yra arčiausia kito dalyko, tai yra arčiausia savo verslo. Kadangi amatininkas, įgijęs profesiją, kokia tai bebūtų, kirpėjas, statybininkas, stalius ar panašiai, jisai žymiai greičiau gali pradėti savo verslą, negu kad žmogus pabaigęs humanitarinius, pavyzdžiui, mokslus aukštoje mokykloje. Ir tai yra įrodyta, tai nėra kažkoks stebuklingas dalykas. Kitas dalykas, nejauskit spaudimo dėl to tapimo verslininku. Didžioji dalis, ne tik Lietuvos pasaulyje, verslų sukuria žmonės, kuriem yra virš 35 metų. Maždaug tai yra tas amžius, nuo kurio prasideda verslo kūrimas. Vadinasi, iki to laiko tikrai yra laiko įgyti žinių ir praktikos, kurios tame versle reikės, kad jisai būtų sėkmingas. Tačiau jeigu jūs jau tokią karjerą savo matote, tai būtent pagalvokite, koks bus greičiausias kelias tai pasiekti. Tai vėlgi grįžtu prie to, kad profesinis mokymas, kuris labai dažnai šiandien turi tą neigiamą dar aspektą, sakoma, juodadarbiai, tačiau jūs pasižiūrėkit, tie patys suvirintojai arba tie patys, reiškia, tekintojai, jeigu jūs įsivaizduojat, kad tai yra purvinas darbas, pažiūrėkit sektoriniuose praktinio mokymo centruose, kaip atrodo įranga. Kai žmonės baltais chalatais atneša metalo gabalą, įdeda į stakles, uždaro durytes, pamaigo mygtukus, ištraukia gatavą produktą ir kame čia tas juodas darbas. Tačiau vertė šito žmogaus sukuriama yra labai didelė ir atitinkamai darbo užmokestis jam yra didelis. Tai tuos pasirinkimus, aišku, kiekvienas iš jūsų turit padaryti pats ir turit pasirinkti savo tą kelią gyvenimo. Labai vertinkit karjeros galimybės. Yra dėja specialybių, kurios Lietuvoje gal tos perspektyvos didelės neturi, nors ir darbo rinkoje yra labai paieškomas. Tai gal vieną iš jų aš paminėčiau tiesiog, pavyzdžiui, susiuvimo pramonė susijusi, ar ne, tai mes įvertinkim, kad Lietuva žaliavų neturi ir įsiveža žaliavas iš tų šalių, kuriuose siuvimo pramonė taip pat auga. Vadinasi, labai ilgalaikiai perspektyvai galime matyti, kad konkurencinė kova darbo jėgos kaštais Lietuva tom šalim praloš. Tai arba mes tenais turėsime kažkokių tikrai inovatyvių dalykų ir kursime medžiagas patys, inovatyves ir sugebėsim iš jų formuoti produktus, ką dabar nemažai iš tikrųjų Lietuvos įmonių daro, taip išlaikydami tam tikrą rinkos dalį. Tačiau iš tikrųjų tie verslai, kurie kovoja globalioje rinkoje darbo užmokesčių, tie verslai iš tikrųjų ilgalaikiai perspektyvai matyt prasmės Lietuvoje neturės. Kodėl tą sakau? Gal čia daug kas ir supyktų iš verslų už tokį pasakymą, bet aš tikiu, kad teisingai pasirinkę savo ateitį, jūs iš tikrųjų teisingai suformuosit ir Lietuvos ekonomikos ateitį, kuri dėja šiai dienai netrodo labai šviesi. Kokias savybės turėtumėte akcentuoti darbdaviam? Tai šiandien mes matom, kaip ir minėjau, tą situaciją, kad darbo vietų laisvų yra daug daugiau negu kad bedarbių, kitaip sakant, jų yra, viso darbuotojų yra didžiulė paklausa. Tai mes matome, kad didžioji daly verslų nebėra būtinas, nebėra būtina ne tiek svarbi, tiksliau, nėra būtina, bet ne tiek svarbi yra kvalifikacija, kiek yra svarbu asmeninės savybės. Ir va tos asmeninės savybės, tai yra punktualumas, tai yra atsakomybė, tai yra gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas komunikuoti, gebėjimas laiku pranešti apie kažkokias tai problemas, jos darbdavių yra labai stipriai vertinamas, ypač kalbant apie jaunus žmonės. Visus kitus dalykus galima išmokti darbo vietą ir darbdaviai šiai dienai yra pasiruošę į tai investuoti. Jau vėlgi lyginant, sakykime, aukštąjį mokslą ir profesinį mokymą, tai vėlgi turėčiau pasakyti, kad profesinis mokymas geriau paruošia darbo vietai konkrečiai, nes tai yra jo kaip ir priedermė. Tuo tarpu aukštajam mokslui įgyta specialybė labai dažnai dar tenka netrumpą laiką įmonė, pavadinkim taip, nuglūdinti, pasiruošti. Kaip jaunam žmogui įtikinti darbdaviui, kad jis bus geras specialistas? Iš tikrųjų, ne to reikia įtikinti darbdaviui. Įtikinti darbdaviui reikia to, kad jis nori dirbti šitą darbą.
ir turite tam gebėjimų ir asmeninių savybių. Tada darbdavys jūs priims. Mes kaip tik, sakyčiau, labai dažnai susiduriam kaip darbdaviai su tuo, kad ateina jauni žmonės labai gerai pasiruošę darbo pokalbį. Jie žino, kaip reikia parašyti savo CV, žino, kaip reikia parašyti motyvacinį laišką, žino, kaip atsakyti į pirmus 20 tipinių klausimų. Ir ką tai daro? Tai daro tai, kad mes suprantam, kad tas žmogus, mes, kol jo neišmušėm iš komforto zonos, mes apie jį nieko nesužinosim. Jis kaip išmokta eilėraštį mums pasakys visus šitos žodžius, visus šitos dalykus ir mes tikimės ne to. Mes iš tikrųjų tikimės, kad žmogus parodys, ką jisai gyvenime pasiekė pats, ką jisai nori pasiekti. Jis turi parodyti, kad jis yra motyvuotas dirbti būtent šitą darbą, kur atėjo darbintis, o ne apskritai, kas yra blogai, ką dažnai jauni žmonės blogai padaro. Tai yra, jie bando kažkam suversti kaltę, kad jie kažko gyvenime nepadarė, nepasiekė. Ypač jeigu tai yra ne pirma darbovietė, labai dažnai žmogus blogai atsiliepia apie prieš tai buvusi darbdavį, norėdamas galbūt paaiškinti, kodėl jisai bando pakeisti darbo vietą. Tai šitie dalykai iš tikrųjų neprideda sėkmės darbo pokalbį. Ir to įtikinimo tokio, vėlgi jo nereikia, reikia parodyti tiesiog, ką žmogus moka. Ir jaunas žmogus, kuris neturi darbinės patirties, kuris neturi praktikos, jisai nelabai daug dalykų gali darbdaviui papasakoti. Ir labai dažnai tai yra būtent ta priežastis, dėl ko jisai pasiryžta išmokti tą mano minėtą eilėraštį, kaip atsakyti visus tos klausimus. Tačiau mes iš tikrųjų norėtumėm, kad žmogus papasakotų net ir tos dalykus, kurie galbūt netiesiogiai susijęs su jo darbu. Pavyzdžiui, ar jis dresavo pats savo šunį, ar jisai turi kažkokių šeimoje atsakomybių, kad mes pamatytumėm būtent jį kaip žmogų, ar kad koks jis yra, ar jis yra tikrai tinka įsilieti į mūsų kolektyvus, ar jisai kurs įmonėje vertę. Tada ir darbdavys gali nuspręsti, kad iš tą žmogų gali dar investuoti papildomai, kad paruošti iki savo tinkamų lygio. Svarbu, kad jo asmeninės savybės būtų tinkamos. Sveiki, esam iš Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro. Matot, koks ilgas pavadinimas, ogi todėl, kad labai jau daug specialybių ir labai puikių talpiname po savo stogu. Norėčiau šiek tiek apibūdinti kiekvieną iš tų specialybių. Pirmiausia, mūsų visus jungia, kaip anksčiau būtų sakę, buitininkai, ar ne? Pamenat, kai Juzė su žirklėm vaikščiodavo. Tai šiuo metu esam taip išlipę iš to Juzės įvaizdžio. Todėl aš ir dabar šiek tiek noriu apibūdinti tas specialybės. Pirmiausia, didelė grupė grožio paslaugų teikėjų. Tai grupė priklausytų higieninės kosmetikos kosmetikai, kirpėjai. Ir šiuo metu labai populiari, tik 2 metus mes ją turime šią specialybę, tai masažuotojai. Va štaigi visa šita grupė ir yra tarsi tarp sveikatos ir tarp grožio. Vienas kitą papildo. Kita grupė specialybių, kurios yra ir gražios, ir pakankamai technologiškai sudėtingos, tai yra fotografai, floristai, apeigų ir švenčių organizatoriai. Šios specialybės yra ypatingos tuo, kad priimami mokytis po 12 klasių, baigę vidurinę, nes šiuose specialybėse yra pakankamai stiprus reikalavimai, kad mokinys būtų šiaip jau pakankamai užaugęs. Nes mes, negražu sakyti, ne vieną 10-metį dirbantis, galim tikrai pasakyti, kad mokinys po 10 klasių stojantis į vieną iš kurių tai tų specialybių, tai yra ne tas pats, kas atėjęs po 12 klasių mokinys. Kita grupė mūsų specialybių yra kaip visuomeniai naudingi socialinių požiūrių. Tos specialybės. Tai auklės ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Nepatikėsite, mes pirmieji Lietuvoje įkūrėme savo vaikų darželį. Taigi mūsų patalpose yra auklių specialybė ir yra tikra gyva mokymo priemonė, tai yra mažiukai vaikai. Jie priimami nuo 1 metukų iki mokyklos, o šią paslaugą gali pas mus naudotis pirmenybė teikiama tai
mūsų mokinėms, kurios jau turi vaikučius. Na ir aišku, kartais mes galim suteikti ir mokamas paslaugas aplinkinių namų gyventojams. Taigi šios tai specialybės yra labai tokios gražios ir jos ypatingos yra. O socialinio darbuotojo padėjėjai tai tik tai po 12 klasių priimami mokiniai, nes vėlgi, kaip anksčiau minėjau, tai žmogus turi būti pakankamai socialiai užaugęs. Kuo mes esame ypatingi? Mes esame vienas iš praktinio mokymo centrų visoje Lietuvoje. Grožio paslaugų toks centras. Mes esame 2 tik tai – Kaune ir Vilniuje. Kasgi yra tie grožio paslaugų centrai? Apskritai, sektoriniai praktinio mokymo centrai. Tai yra didžiulės lėšos įdėtos į pačią mokyklą, nekalbant apie to, kad išoriškai labai pasikeitė, apšiltinta, kas nemažiau svarbu, bet jau įrangą mes gavome, įdiegėme, mokytojai išmoko ją dirbti, tai yra tikrai nuostabi. Užeitumėt pas mus, pas fotografus, kai aišku atvyksite ir iškart jau kviečiu visus, kurie girdi, atvykti pas mus. Užeisite pas fotografus, pamatysite laboratorijas, fotografavimo sales, spausdinimo aparatai tokie, kad gali bet kokio dydžio nuotraukas daryti. Taigi įranga, kameros, objektyvai, ką jau ten ir beišvardinsi. Jeigu mes persimesime į priešingą pusę į grožio sektorių, tai higieninės kosmetikai taip pat turi visą reikiamą veido priežiūrai, visas reikiamas priemonės, aparatus, visą kosmetiką reikalingą ir taip toliau. Žodžiu, mūsų centre iš daugybės tų specialybių 6 buvo paliestos sektorinio praktinio mokymo centro. Taigi 6 specialybės yra ypatingai aprūpintos. Aišku, dabar negaliu nepasakyti ir apie kitas, kurios šiek tiek to aprūpinimo gavo iš ankstesnių projektų. Tai ypatinga specialybė yra siuvėjų, čia prieš tai pašnekovas kalbėjo apie siuvėjus. Aišku, siuvėjų specialybė yra labai graži, bet jai tarsi meškos paslaugą yra padarę savo laiku prieš metų 20, kaip žinote, ir straipsniai spaudoje ir panašiai, kaip darbdaviai elgdavosi su siuvyklomis, su siuvyklų darbuotojais ir panašiai. Taigi mes dabar turim iš naujo atgaivinti šią specialybę ir tai liečia ne tik mūsų centrą, o tai per visą Lietuvą. Kad vis dėlto šis amatas yra toksai, kad garantuoja iš karto įsidarbinimą, tikrai žinome. Toliau didžiosios įmonės siuvyklos suteikia galimybę savo darbuotojams aukščiau tęsti mokslus, aprūpina gyvenamą vietą. Taigi mes turim šią specialybę ir šios specialybės kaip tik atstovas kartu yra su manim. Jis papasakos, tai mūsų Paulius Šerelis, jis yra mokinių tarybos pirmininkas ir jis papasakos, kokios galimybės yra mūsų centre ne tik tai vieną specialybę gauti, bet ir dar šalia esančią, nes tai yra dabar šiuo metu labai populiaru, 2 specialybės apjungti. Kuo tu daugiau gavai kompetencijų, tuo tau gyvenime tikrai padės, tu turėsi daugiau galimybių įsidarbinti. O dabar, jeigu konkrečiai viskas apie mūsų centrą yra mūsų puslapiuose, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, jūs būtinai tiesiog privalote, gerbiami klausytojai ir žiūrovai, įeiti į mūsų puslapį ir apžiūrėti. Ir pamatysite, kuo mes esame turtingi, kiek pas mus ten vyksta veiklos. Gal žodį perduosiu ir Pauliui, mūsų mokinių tarybos pirmininkui. Jis tikrai jums įrodys, gerbiami žiūrovai, kad kodėl verta pas mus ateit mokytis. Ačiū. Na, aš dabar truputį gal pirmiausia papasakosiu apie save. Tai šitame centre pradėjau mokytis po 10 klasių. Pirmą specialybę pasirinkau kirpėjo, ją mokiausi 3 metus. Na, iš tikrųjų nusprendžiau netikėtai, nes jau besimokant 10 klasę aš supratau, kad aš tikrai nebūsiu kokiu teisininku
ar kažkokiu tai daktaru, todėl kažkaip ir nesiorientavau į aukštąjį mokslą ir galvojau, kuo greičiau pasibaigti specialybę, tuo pačiu metu pabaigti 11-12 klasę, taip sutaupyti daug laiko, na ir bandyti dirbti pagal šią specialybę, ką aš sėkmingai iš tikrųjų ir padariau. Pasibaigiau šią specialybę, įgijau vidurinį išsilavinimą ir nuėjau dirbti. Ir sėkmingai dirbu. Ir tiesiog bedirbdamas supratau, kad aš noriu plėsti šią sferą, jungti ją gal ir daugiau su dizainu, mada. Ir nusprendžiau, kad puikia proga yra mokintis dar kartą, todėl stojau dar kartą į šį centrą, į kitą specialybę, tai yra siuvėjo. Ir dabar mokinuosi siuvimo. Na ir baigęs planuoju, jei bus įmanoma pagal galimybės, gali kurti kažkokį plataus profilio įvaizdžio saloną, kur ne tik suteikiamas bus kirpimo paslaugos, bet taip pat ir pilnos įvaizdžio, tai yra nuo plaukų, nuo makiažų, manikiūrų iki viso žmogaus aprengimo. Apie patį centrą, jeigu kalbant, tai pas mus galima mokytis, kaip ir minėjau, tiek po 10, tiek po 12 klasių. Jeigu stosite po 10 klasių, mokymo trukmė bus 3 metai, jei stosite po 12 klasių, mokymo trukmė bus 2 metai. Mokslas iš tikrųjų nieko nekainuoja, stojamųjų egzaminų taip pat nėra, tiesiog didesnė dalį tai žiūrima yra į vidurkį. Tai pirmenybė gal daugiau ir teikiama tiems, kurių yra aukštas vidurkis, nes kaip ir minėjo mūsų pavaduotoja Sigita, iš tikrųjų yra labai populiarios specialybės tokios kaip kirpėjo, fotografo, kosmetologo ir kiekvienais metais labai daug moksleivių nori šią specialybę įstoti, tačiau mes kiekvienais metais galime sudaryti tik tam tikrą skaičių grupių. Todėl tenka žiūrėti, kuriuos verta priimti. Tai šiuo atveju mes daugiau ir žiūrime į tuos vidurkius. Bet jeigu žmogus tikrai parodo didelį norą, kad jisai nori išmokti tos būtent pasirinktos specialybės, tai yra irgi kitokia galimybė ir tikrai galima mokytis. Na ir moksleivis besimokindamas taip pat turiu paminėti, kad jisai gauna ir stipendiją. Ji aišku nėra labai didelė, bet tai yra irgi šiokie tokie pinigai. Todėl man ir buvo labai didelis pliusas, kai aš stojau po 10 klasių, kad aš mokindamasis 11-12 klasį jau gavau šiek tiek pinigėlių, kurias galėjau leisti savo noram, na arba galėjau jas taupytis, kad pasibaigę specialybę įsigyti geresnių profesionalių įrankių pasirinktai savo specialybei. Na ir moksleivis kiekvienas, nesvarbu kokią be specialybę pasirinktų, į pabaigą jis turi išeiti atlikti praktiką į įmonę pagal pasirinktą profesiją. Tai praktikos trukmė yra 4 mėnesiai, na o praktika žinoma yra labai svarbu reikalinga moksleiviam tam, kad kiekvienas moksleivis įgytų daugiau žinių, kad pamatytų, kaip yra dirbama išėjus į įmonę, koks būna kolektyvas, kokia būna užsakymai. Na ir vėliau, pabaigus praktiką, kiekvienam moksleiviui pagal specialybę įsidarbinti žymiai lengviau, nes jis jau lengviau žino, kaip bendrauti su klientais, bendrauti su kolegoms. Na ir tikrai, jeigu kalbant apie centrą, tai turiu tikrai paminėti, kad tiek mokytojai kiekvienos specialybės iš tikrųjų dėsto pakankamai gerai. Visada padės, jeigu iškils kokių nors klausimų. Jeigu kalbėt apie mokyklos atmosferą, tai iš tikrųjų bet kuriam moksleiviui stojant po 10 klasių iš tikrųjų yra labai daug veiklos, kaip tu gali save užsiimti. Tai ir mokinių taryba, kur yra labai aktyvi, ko aš turiu paprieštarauti, tikrai nėra tokia kaip vidurinėse mokyklose neaktyvi, yra labai aktyvi. Ir kiekvienas moksleivis, kuris turi daug aktyvumo ir nori tinkamai išnaudoti, gali prisijungti tiek prie būrelių, tiek prie mokinių tarybos. Mokinių taryboje jisai išmoktų tiek dirbti kolektyve, kas vėliau yra lengviau, kai jis dirbs įmonėje pagal pasirinktą specialybę pabaigtą. Nugalėti auditorijos baimę, nebijos kalbėti prieš didesnę žmonių auditoriją. Taip pat yra kiti būreliai, kaip modelių būrelis, kur jeigu panelės, tarkim, nori demonstruoti įvairius drabužius, kuriuos sukuria mūsų centro siuvėjai, tai irgi yra galimybė atsiskleisti. Taip pat yra dramos būrelis, jei jūs norite atsiskleisti meniniais pusėje, tai yra vaidyboje ar ne, tai irgi, kaip minėjau, įvairūs nugalėti scenos baimę, tai yra irgi tokie būreliai, kurie irgi atitinkamai, jeigu jūs esate aktyvus moksleivis, atitinkamai esate įvertintas ir taip pat gaunate įvairius premijas, kurios prisideda prie jūsų stipendijos. Paliudijo.
Taip, ir tai yra Už aktyvumą? dar papildomi pinigėliai jum ir mes tengiamės, kad jūs būtumėte aktyvus ir kuo daugiau gautumėte tiek savo naudos, kurį iš tikrųjų galiu pabrėžti labai praverčia, nes dažnas būna moksleivis, kad jisai susiduria su tokiais iššūkiais, kad jam tenka pabaigus 12 klasių, jeigu jis sugalvoja stoti į aukštą, jam reikia vis tiek kažkokių tai papildomų lėšų, jisai ieškosi darbo. Dažniausiai tai yra sunku padaryti, ką tik pabaigus vidurinę, ar ne, o kol tu mokaisi centre, tarkim mūsų, tai tu jau įgyji labai daug savim labiau pasitiki, moki labiau bendrauti su žmonėm, kas tau yra iš tikrųjų naudinga, nesvarbu, ką tu toliau bedarys. Na ir ką čia dar galiu paminėti? Jeigu galim pratęsiu, pasitikėjimas reikalingas, mokėjimas bendrauti su žmonėmis labai labai reikalingas. Mes juk esame paslaugų atstovai, paslaugų teikėjai. Vadinasi, kaip vienas mūsų buvęs mokinys, dabar labai žymus kirpėjas, yra pasakęs, žinot, auklėtoja, sėkmė tai yra 50% psichologijos. Vat ir spręskim, šitie visi amatai po mūsų stogų yra išmokstami. Čia mes nemokam griežti smuiku ar baleto šokti, mes mokome amato. Taigi amatas yra išmokstamas, bet tam reikia dar plus 50% specialybės, ypač mūsų šitai aptarnavimo sferai. Aš taip pat dar norėčiau gal paminėti, kad žiūrovai, kurie mūsų klausosi, tai iš tikrųjų yra labai sunku jaunam žmogui apsispręsti, ko jis nori gyvenime. Ir kaip minėjo prieš tai svečias, kad dažnai mes esame spaudžiami gal tėvų, gal draugų ir pasirenkame netinkamą kryptį savo ateities, stojame į aukštąją arba ne tą sferą profesiją, kurios mes norime. Tai irgi norėčiau moksleivius paskatinti drąsiai nebijoti, pasirinkti kažkokios ir nebijoti, jeigu jūs pasirinksit, pasimokysit, suprasit, kad tai ne ta sfera, kurios jūs norėt, jūs bet kada galėsit persikvalifikuoti mūsų centre į kitą specialybę. Nes aš dabar tiksliai nežinau, po 8 klasių ar dar galioja. Taip, dar galioja ir po 8 klasių mes galime priimti mokinius, bet kažkodėl matyt, dar tėveliai net neišleidžia. Taip. Jie matyt dar tas profesinis, tai ką tu tenaisi, visai vaikę prapulsi. Tai bet šiaip mes priimam, tikrai kviečiame po 8 klasių. Ir jeigu moksleivis iš tikrųjų nori bandyti po 8, jisai konkrečiai stojęs, nepasirinks konkrečiai vienos specialybės, bet kol jisai mokinsis 9-10 klasėje mūsų centre, jis kas mėnesį susipažins su populiariausiomis specialybėmis, tarkim 4 kažkur mėnesius su viena padirbės, tarkim su kirpėju susipažins, kas tai yra, vėliau gal su kokiais fotografais. Na ir taip jisai per 2 metus susipažįsta su daug specialybių ir kai jisai baigia 10 klasių, 10 klasės konkrečiai pasirenka vieną profesiją, kurią nori tęsti ir pasibaigti. Tai irgi noriu paskatinti, nes iš tikrųjų didelį įtaką daro tėvai, kurie, aš manau, šis požiūris iš tikrųjų pasikeitė. Dar nuo tarybinių laikų atsiliepimai apie profesinės mokyklas yra nekokie ir aš iš tikrųjų turiu paprieštarauti, nes mes irgi tobulėjom, mes irgi po įvairių projektų išgražėjom, naujos patalpos atnaujintos ir sudarom visus mokymo galimybės ir iš tikrųjų dėl to mes ir kviečiame dažnai moksleivius ir įvairiomis grupėmis atvykti į mūsų centrą tiek per atvirų durų dienas, pamatyti, kaip mes gyvename, apžiūrėti patalpas, dirbtuvės, pakalbėti su mokiniais, paklausti, kaip jiems sekasi čia mokintis. Na ir iš tikrųjų pamatysite, kad viskas nėra taip, kaip jūs girdite iš draugų aplinkinio ar tėvų neigiamus atsiliepimus, nes iš tikrųjų mes irgi su kiekvienais metais tobulėjom ir galiu tai drąsiai sakyti todėl, kad jau ne pirmi metai pastebėjom, kad į mūsų centrą vis daugiau stoja moksleivių po aukštųjų mokyklų. Na ir dažniausiai, kai klausimai, kodėl jūs grįžtate į profesinę, kodėl nebandote dirbti pagal aukštajam įgytą profesiją, dažniausiai atsakymai būna tokie, kad trūksta praktikinių žinių arba tiesiog pagal tą pabaigtą sferą jie negali įsidarbinti, neranda darbo. Na, kaip žinote, amatas visą laiką buvo reikalingas ir tiek kirpėjų, tiek kosmetologų visada reikia ir darbo vietų tikrai yra daug ir tikrai galima rasti ir nuo kažko pradėti mažais laipteliais karjeros taip lipti ir kažko pasiekti daugiau. Taip, ir paskutinė mintis, mes įtariu per daug laiko, čia užimame, bet tokia paskutinė mintis, kad jūs, gerbiami mokiniai, jūs pas mus įstosite, baigsite, tikrai nesitikėkite tokio uždarbio, kai ką tik čia prieš tai
paminėjo pašnekovas, niekada šitiek neuždirbs tik baigęs profesinės mokyklos mokinys. Niekada neuždirbs. Visa tai ateina su laiku. Ir mūsų paslaugų specialybės tai yra, dirbsi, stengsies, dalyvausi visur, domėsi seminaruose, va po 5 metų, tai tikrai užtikrintai gyvensi.